Laidą pristato žurnalas Urbanation. Žurnalas Urbanation. Miestas bunda. Miestas bunda. Kas čia per kvaišo su pagalvėm? Nebijokit, ne tik jūsų vienų galvoje išdygo šis klausimas. Visi, kas pamato tokį vaizdą, būtent taip juos ir apibūdina. Bet vis dėlto jie ne kvaišos, neišprotėję ir netgi ne pagalvių maniakai, o paprasčiausiai flashmobai. Taip, flashmobai. Įsidėmėkit šį pavadinimą, nes tuoj patys užsimanysite tapti vienu iš jų. Aš jau užsimaniau, užteko tik vienos akcijos ir susileidau. Bet apie viską iš pradžių. Taigi, ką reiškia tas flashmob? Flashmobas tai yra greitas žmonių sambūris. Tai tiesiog visi žmonės subėga į vieną vietą tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje, kokias porą minučių daro tam tikrus veiksmus, kurie kitiems žmonėms atrodo labai neįtikėtinai, kažkas nerealaus. Ir po poros minučių visi staigiai dingsta, kaip lyg niekur nebuvo. O kad sužinotum tikslę vietą ir laiką, turi būti užsiregistravęs flashmob puslapyje. Tada gausi visas instrukcijas ir scenarius, beliks tik laiku išsiimti reikiamus daiktus ir veikti. Žinoma, šis džiaugsmas vyksta ne taip ir dažnai, tik kartą per mėnesį. Tačiau jau užtenka iki kito išprotėjusio pasilakstymo. Kodėl taip retai? Dėl to, kad neatsibostų ir kad žmonės vis dar nustebtų. Vaikinai sakė, kad užsienyje dėl per didelių žmonių masių flashmobai yra draudžiami. Lietuvoje kol kas į juos tik įtartinai žiūri. Na gerai, kartais dar policija ir apsauga bando išvaikyti. Vis dėlto pripažinkim, kad tai keistas užsiėmimas, todėl labai įdomu, ar mamos ir močiutės nebando atkalbėti nuo tokio laiko leidimo būdo. Ne, kažkaip atvirkščiai skatina ir netgi, man atrodo, jo. O dabar įsivaizduokit, kad esu pakankamai keista, todėl visada su savimi nešiojasi pagalvę ir laikraštį. Einu savo gatve ir matau jūs besidaužančius. Ar galiu prisijungti? Laisvai netgi skatinama tai, kad ir norim, kad tiesiog tą jaunimo traukti. Žinoma, buvau pakankamai keista paklausti dar vieno dalyko. Ar flashmob akcijos nėra gyvybei pavojingas reiškinys? Ar tikrai niekada nebuvo kas nors negyvai uždaužytas pagalvę ar mirtinai sušlapęs per vandens laistymosi akciją? Tuoj pat buvau nuraminta. Bet kokiu atveju aš sužavėta tokiu laisvalaikio leidimo būdu. Jiems nesvarbu, ar tu 13-metis mokinukas ar 25 metų karjeristas. Nesvarbu, ką veiki ir ką mėgsti. Svarbiausia, kad sugebėtum stebinti žmonės ir visiems bus laimės pilnas kelnes. Laidą pristato žurnalas Urbanation. Žurnalas Urbanation. Miestas bunda. Miestas bunda.